valandos ir truputėlį pavėlavom 13 minučių. Rubrikoje 9:11 šiandien žygis. Labas. Klausyk, senai tave girdėjau ir bemačiau, beje. Nu, kaip mačiau, gal ne taip ir seniai, bet tu toks pasikeitęs truputį. Koks pasikeitęs? Nusulieknėjęs. Ačiū labai. Kadangi jau sakai prieš tai norėjau, kad pasakytum dar kartą. Taip, eterija, kad visi išgirstų. Čia gal tik taip atrodo, žinai. Bet šiaip jo, gal. Jo. Ar darai ką? Ar pradėjai sportuoti gal? Šiek tiek ir... baigėm sezoną krepšinio šiaip. Ten jau buvo sportas, ypač sezono gale, kad labai daug varžybų ir panašiai. Tai vien tas labai daug davė. Tada vėl buvo dabar toks štilis ir, reikia pasigirti, kad dabar ir bėgiot pradėjom, ir ten, jo. Tai dabar jau viskas, jau kaip sakant, nebegalėsi niekur pasitraukti, nes jau pasakei viešai. Jo, būtent, jo. Čia yra toks pliusas visai. Jo, kas ten su to krepšiniu? Tu iš tikrųjų labai aktyviai žaidži krepšinį, ar ne? Jo, mes žaidėme Vilniaus lygose 2. Kas esat jūs? Mūsų komandai vadinasi Stekas. Kokia? Stekas. Čia beveik kaip steikas. Rėmėjų tokį turit kažkokių? Jo, ne, tai nes iš viso mes pradžio, kai čia buvo prieš 4 metus, kai mes važiavome Vilnius su draugu vienu, tai jo pusbrolio komanda čia buvo ir pasiūlė mums žaisti tiesiog, miesto lygoje žaidžiam, čia mes tik šiaip dėl linksmumo ir panašiai. Tai kai mes tiem pirmą sezoną, mes šiek tiek pagyvinom komandą, kažką daugiau pasiekėm negu prieš tai jie visą laiką. Pagyvinat emocinę prasme ar žaidimu iš tikrųjų? Žaidimu iš tikrųjų, jo. Ne, tu emocinė, žinai, irgi, kas be ko. Tai ir taip metai po metų pradėjom tobulėti ir šiemet, kaip būtų gaila, B lygos tik tais vicečempionai, bet vis tiek, manau, kad visai nieko. Ir dar, aišku, kitoje lygoje laimėjom auksą, bet ten kažkaip nenoriu girtis, nes ten tik C, žinai, o B lygos, kol kas dabar antra vieta, bet kitais metais žadam jau žengti aukštesnį lygį, jau ją lygą. Tai dėl to ir pradedam sportuoti, nes, žinai, paskui ateisim į sezono pradžioj ir nebus formas, tai nieko gero tada nebus. Klausyko, tai palauk, tai jūs rimtai, jūs kur treniruojatės, Vilniui? Jo, Vilniui, taip. A ne? Nes, sakai, klausk. Kiek treniruojatės? Aš neįsivaizduoju, čia jau beveik profesionalai tokie. Žinai, profesionalai yra tada, kai jau gauna pinigus, žinai, Jo, suprantu, negauna, daugiau mokat patys visą tai investuojat, ar ne? Jo, panašiai, bet viskas sakei, žinai, viskas dėl malonumo ir kad nepamesto, o paskui, žinai, gal jau gausim ir papti ir panašiai. Tai pamiršau, ko klausei. Kiek laiko, kiek treniruojatės? Kiek treniruojamės. Tai būna iš tikrųjų sezono pradžia, kaip visą laiką, aišku, susibėgam, būna kokias 3 treniruotės per savaitę. Paskui, aišku, atsiranda daugiau varžybų, pradedam biškelį ten, kaip čia pasakyti, praskipin ir kai matom, kad jau trūksta vėl formos, kaip buvo šį sezoną, tai mes tada galvojam, hebra, nieko nebus, jei nebus normalių ir daug treniruočių. Tai tada vėl kokias 3 treniruotės, varžybos ir žodžiu, ta forma, aišku, įgaunama automatiškai tada. Tu esi X Factoriaus laimėtojas, galima, taip reikia tave iš tikrųjų pristatyti. X Factoriaus naujas sezonas jau visai lipa ant kulnų ir vėl nauji žmonės, ar nebijai konkurencijos? Nes tavo karūna bus nuversta. Ne, tai čia džiaugtis reikia, žinai, nes kažkaip, ką žinau, aš esu toks, kaip čia pasakyti, kai man pasako, X Factoriaus nugalėtojas Žygimantas Gečas, ir panašiai, tai kažkaip aš taip susinepatoginu galiu pasakyti, žinai. Tai man užtenka, kad aš tiesiog koks nors ten Žygimantas Gečas arba Žygis ir man yra labai gerai, tai kas nors, kai pasims karūną, tai gal aš būt ten jau tyliau funkcionuosi, žinai, tai man, nežinau, kažkaip aš taip paprasčiau viską žiūriu. O kaip pasikeitė tavo gyvenimas po X Factoriaus? Pasikeitė stipriai, ar pradžioje buvo labai didelė populiarumo banga, kaip dažniausiai ir būna, paskui viskas nuslūgo, tai kaip buvo tavo atveju? Aš kol kas esu tas tipinis variantas. Pradžioje iš tikrųjų buvo labai ten anšlagai dideli ir panašiai, tai buvo taip, prie to labai pripratau greit, buvo labai labai faina. Ar buvai truputėlį susirgęs žvaigždžių liga? Žinok, ne, bent jau iš mano aplinkinių, manau, būtų aplinkiniai draugai pasakę tą dalyką, jeigu būčiau to pats nesupratęs. Bet to, ačiū Dievui, nebuvo. Buvo žmonių, kurie, tarkim, taip manydavo, nes, tarkim, pavyzdys, per Facebook ten prirašo, ten daug tų žinučių ir tu, iš tikrųjų, paskui šiek tiek atsirenki, nes, tiesiog taupai savo laiką, kam atsakyti, kodėl atsakyti ir kaip atsakyti. Tai kam neatsakydavo, tie žmonės galvodavo, kad, čia okei, žvaigždė, čia jau niekam neatrašo, čia pasikėlęs ir panašiai. Taip tikrai nebuvo. Tiesiog tikrai taupydavo laiką, nes gali vis laik sėdėti prie socialinių tinklų ir kažkam atrašinėti. Tai biškelį nesąmonė. Taip. Tai o kaip pasikeitė mano gyvenimas? Kaip minėjau, pradžia anšlagas, paskui šiek tiek smukom, bet aš ir pradžia buvo tokia parkė, žinau, kad viskas mažėja, viskas, blemba, ką daryti, kodėl daryti, kaip daryti ir bandai kažką sukti, kas nors neišeina ir panašiai, bet paskui aš vėl labai taip maloniai jaučiaus, kad dingo tas toks didžiulis tas anšlagas, pavadinkim. Aš nežinau, aš labai dažnai
kovoju su savim, su savo kažkokiais, nežinau, stereotipais, kad, nu, pradžiai, sakau, labai norėjau to visko, tos visos, pavadinkim, šlovės. Paskui, kai aš ją gavau, aš galvoju, gal man to iš tikrųjų nereikia, gal man, nu, kam man reikia to, aš nenoriu ten galbūt eiti tenais gatvėm ir iškart, kad mane 99% žmonių atpažint, man to nereikia. Aš tą supratau ir kai biškelį viskas atslūgo, tai aš netgi taip visai laimingas. O kur išleidai savo laimėtus pinigus, nes tengi visai nemažai pinigų suma buvo? Nu, kaip ir šnekėjom, kur žadėjau, atsimenu, kai buvau atėjęs. Jo, aš ir atsimenu, kad vaskai kompiuterį rašysi. Nu, tai va, aš galiu papasakoti savo visus tas... Pirkinius, ne? Nu, kiek tu laimėjai? Kokia buvo laimėjai? 50 000 litų. Jo. Dar buvo litais. Gaila, kad ne eurai, žinai. Bet ne. Gavau tokią labai gerą pamoką. Iš tos pusės, nu, aišku, aš ką norėjau, tą įsigijau, tai buvo tikrai nemaži pirkiniai, tai buvo automobilis, tai buvo kompas naujas, kurio labai norėjau, tiesiog naujo reikėjo, nes reikėjo atsinaujinti. Ir, žinai, telefoniuką reikėjo atsinaujinti irgi, nu, žinai, norisi. Tai va, ir visą tą, čia realiai didžioji dalis iš tikrųjų pinigų, tvarsime, nu, didžioji dalis, tai negalvokim, kad visi 48, bet esmė, kad, nu, apie pusę realiai čia gaunasi, tai visą tą kitą pusę, ačiū Dievui, dar iki galo neišleidau, bet patyriau tą tokį jausmą, kad visur belia kaip gali leisti. Kad turi pinigų. Jo, ir žinai, ir gauni tokias pamokas, kad geriau palauk biškelį. Ir galbūt investuok daugiau. Aš pradžiai, tarp kitko, labai ieškojau, kur investuoti. Ir kai neradau, tai okei, neradau, tai gali paleisti dar daugiau. Tipo. Nu, žodžiu, daug pamokų išleidau, kam reikėjo ir kam nereikėjo. Bet dar šiek tiek turiu, tai viskas okei. Iš tikrųjų, mes netrukus su Žygiu grįšim, bet aš labai noriu dar paminėti ir tai, kad tau X Factorius davė ne tik laimėjimą, ne tik krūvą pinigų, ne tik naują įrašą, kurį mes šiandien išgirsim tikrai mūsų pokalbio pabaigoje, jisai jau yra paruoštas, bet ir meilę gyvenimo. Taip. Tai mes apie tai pašnekėsim su Žygiu visai netrukus. 9:11. Smagus interviu su garsiais ir įdomiais Lietuvos žmonėmis. Power Hit Radio ryto laidoje su Raminta. Rubrika 9:11 ir šiandien svečiuose Žygimantas. Žygis. Jo. Kaip ten kitaip? Nu, Žygis, jo, reikėjo taip pavadinti. Žygis X Factorius laimėtojas. Vis dar esi X Factorius laimėtojas, kol kito nebus, tol tu būsi. Šiais metais X Factorius turi tokių naujovių ir viena naujovių yra naujoji teisėja džiazų. Ką tu manai apie ją? O, taip netikėtai. Ką aš manau apie ją, aš nesu labai su ją susidūręs artimai iš tikrųjų, bet jinai, kai jos muzika kokia girdint, kokia jinai, nežinau, tarp kitko, man labai patiko jos tas, nu, pavadinsiu, galbūt išsišokimas šioks toks, nu, tas, kai buvo Žalgirio arenoje. Taip, mama, apdovanojimai. Iš tikrųjų, kaip bebūtų, aš esu už tas tokias pasaulietiškas pažiūras, kad, nu, būk koks tu esi, tvarsime ir panašiai. Dėl to aš visai ją užskaičiau, tai va, jinai man tokia patinka, kadangi jinai yra drąsi, kadangi jos muzika iš tikrųjų ir taip pat yra tokia kažkokia, nu, tvarsime, įtraukiant, tikrai žiauriai geros dainos, gera muzika, viskas okei, ten, žodžiu, tai va, dideli pliusai tik tais ją ir net nežinau. O lyginas aš Šiogolevaitė, kuri beje buvo tavo mentorė, ne tavo mokytoja. Kaip tau atrodo, kuri bus geresnė vis dėlto džiazu ir Šiogolevaitė? Šiaip labai įdomus dalykas. Iškart pasakysiu, užbėgsiu už akių. Aš kažkada dariau apklausą mūsų Power Hit Radio klausytojams, jie irgi balsavo už džiazu Rūtą Šiogolevaitę ir vis dėlto Rūta sulaukė kur kas daugiau teigiamo palaikymo negu džiazu. O kaip tau pačiam atrodytų? Žiūrint šitą apklausą, aš manau, kad vis tiek tai buvo galbūt labiau pripratimas žmonių, kad tiesiog balsuojam už tai, kas yra, o galbūt nebuvo tai labai objektyvi nuomonė. Bet tiesiog čia mano irgi toks pamastymas. O šiaip kas geresnė, čia toks klausimas, kurį nėra atsakymo realiai. Sunku, iš tikrųjų. Klausė mūsų viena klausytoja Jolanta, sako, baigiai mokslus. Jo. O, tai klausyk, tai dabar esi diplomuotas ekonomistas? Žinoma, taip. Okei, įrašai dainą. Ką planuoji daryti toliau? Dainuoti ar visgi pradėti savo ekonomisto karjerą? Na, tai nežinau, ar bus konkrečiai ekonomisto karjera. Nu, aš, aišku, dainavimą aš niekada nepamesiu ir, tvarsime, aš dar dainuosiu, viskas okei. Bet dar plus ir tokį versliuką, esam pradėję, tai kol kas ten. Ką reiškia esam? Kodėl tu sakai, kad esi ne vienas, o su kuo? Jo, čia būtent yra toks kaip ir, tėtis davė pradžią tokią, jis davė minčių, tu davė visą tokią, kaip ir tokią pradžią realiai. Dar mes su broliu matėm, kad tai yra realiai niša, į kurią galim lysti, aišku, mamukas irgi ten, viskas okei. Tai aš brolis, tėtis ir darom. Realiai čia yra, kai dar kaip skambėtų man iš mano pusės galbūt taip įdomiai, bet tai yra moteriški drabužiai. Okay. Jo,
Ar tu kažką gali, jo, mes sugrįšim dar ir prie to, kad tu su Andžela dabar jau kurį laiką draugauji ir nebesislėpėt pagaliau, kas jau visiems buvo labai aišku senai, bet tylėjot ir niekam nesakėt. Niekam nebuvo aišku, nieks nežinojo. Jo, ir ar gali pasakyti, kad žinai, ar supranti moteriškose drabužiuose? Taigi, turi verslą. Realiai, tai jo, aišku. Galėtum jau pakomentuoti Statkevičius kolekciją? Ne. Jo. Ne, mes kol kas žiūrim dar savo tą varpinę, iš ten tos galim komentuoti, šnekėti apie tai, bet kur ten kas kita, tai tegu profesionalai vertina. Tai kaip suprantu, Andželai namuose drabužių netrūksta. Jo, patikė tikrai, nes pažiūrėjau, to žemė pas mane į gimtinę, tenais tiek ten pagrindiniai tie visokie sandėliai ir panašiai. Tai Andžela, žinok, tuščiom negrįžta niekad. Supratau, jo, X Factorius davė tau ne tik laimėjimą, ne tik populiarumą, bet ir meilę. Ar X Factoriui ir užgimė jūsų jausmai, kaip ten buvo su Andžela iš tikrųjų, nes tu niekada nepasakojai? Ne, žinok. Ne? Ten buvo tik tokie, kad bent jau iš mano pusės pamačiau kažką tokia, tipo, faina panelė. Nes tu jaunesnis už ją. Jo, normaliai. Andžela, tau linkėjimai. O neklaus, aišku, dabar. Greičiausiai, gerai, aha. Tai va, ir užgimė jausmai. Nežinau, sakau, pirmiausia toks buvo tiesiog kažkoks mini toks susižavėjimas, okei, tebūnė, bet viskas buvo po X Factoriaus, kai jau tiesiog bendravom. Mes buvom labai tokie, geri draugeliai iš tikrųjų. Mes ten X Factoriui visur ten kartu vaikščiam ir panašiai. Taip. Ir prisivaikščiat. Jo, prisivaikščiam ir opa, yra. Taip, pat ir gavas. O kiek jūs laiko kartu esat? Šiaip nemažai jau, ne? Taip, sudėjus viską. Mes vadinam tą tokį oficialų, jau tą tokį tikrą, tai čia buvo rugpjūčio galas, rugsėjo pradžia, ten yra toks jau, ale tikra tokia draugystė prasidėjo. Kai jau viską numetėm, jau viskas. Esam ir būsim. Jūs net šunį turit? Jo, majuką. Kol kas vaikų dar ne, bet šunų jau turi. Tai va čia pradžia, žinai. Pradžia, jau mokotės po truputėlį. Jo. Ok, aš iš tikrųjų žiauriai džiaugiuosi ir prašau, kaip kartais gali būti, kad ne tik dainų čia prisikuri gražių, bet ir meilę gali susirasti. Ar iš tikrųjų lengva yra išlaikyti toj populiarumo viršūniai? Kaip tau pačiam atrodo? Tikrai ne. Tiesiog turi būti pliusavimas labai didžiulis, tiesiog turi būti labai įkarštį visą laiką daryti, būti tinkamai vietoj, tinkamų laiku, viską daryti kaip reikia ir tada galbūt išliks. Žinai. Nes Andžela dabar pradėjo dainuoti merginų pop grupėje, ne? Kodėl jūs kartu nebandėt nieko daryti? Dviese? Čiagi visai geras ėjimas gal būtų buvęs. Tai mes tada kažkaip taip dar negalvojom. Mes tarp kitko turėjom ten tų koncertų ir bendrų ir panašiai. Taip. Bet mes dabar ruošiam rudenį tokia kaip ir naktiniams klubams tokia programa. Tai labai tikimės, darysim fotosesiją, viskas bus ok, pasidarysim, pasireklamuosim ir rudenį žadam kaip į naktinį gyvenimą šiek tiek kartu. Bet jūs kartu, jūs esat kartu ir namuose, jūs esat kartu ir scenoje ir nenusibostat viens kitam, nebūna tokio noro tiesiog išvažiuoti ir nepasimti Andželos į tuos sandėlius. Žinok, mes iš viso, mes labai daug laiko iš kurių praleidžiam kartu, mes beveik visur realiai kartu. Taip. Visą laiką. Bet kažkaip mes neatsibostam, žinok, ir mes patys dėl to esame, aišku, dar laimingesni. Būna, kad ten pykčiai ir panašiai, kad gal šiek tiek atsibostam, bet nors tu nepabūni ten, tarkim, kartu kažkiek laiko, tai mes tiek labai vienas kito pasilgam ir labai greit susibėgam vėl. Tai dabar tavo pagrindinė veikla, kaip suprantu, yra krepšinis ir verslas. Krepšinis ten, iš pomėgių pagrindinė veikla, gal taip pasakyti, net nežinau. Aš nepamėsiu krepšinio visą gyvenimą, tai čia faktas, tai aš negaliu apie gyventi nuo mažų dienų, tai vat. O taip ir verslas. O aš kaip visada tau atėjus pas mūsų studiją, aš sulaukiu krūvos laiškų apie tą stovyklą Balsiuose. Aš nesuprantu, kas ten per kosmosas yra, bet ten visi tave dievina ir tu ten esi žygis iš stovyklos Balsių. Nes pernai metais tu netgi Andželą nusivežei ten ir priverti ją. Nepriverčiau. Aš tiesiog jai papasakojau viską, kaip ten viskas faina, kaip ten viskas yra super. Ir neužsikabina, ne? Jo, sako, aš noriu pabandyti, nuvažiavom ir sėdėm. Ar šiais metais jūs vėl važiuosit? Čia yra sunkus klausimas, iš tikrųjų. Aš labai tikiuosi, jeigu aš atrandu laisvų ten savaičių, aš galiu pabėgti nuo visko, ką turiu dabar, tai tada jo, tikrai, nes aš labai noriu, aš netgi, pavyzdžiui, čia buvo irgi paskambino viena moteris, ten interviu būtent apie Balsių stovyklą, ir panašiai. Aha. Tai aš apie tai šnekėjau, nes aš apie tai, šiek tiek, ne per daug galvojau prieš vasarą. Aš apie tai kalbėjau ir aš tiek išsipasakojau, kad padėjęs ragelis sėdžiu ir mano širdis galvoju, aš noriu ten važiuoti vėl. Tarsi tenais tu tiesiog priaugi ten ir tau, nežinau, tau yra labai sunku be to gyventi, tikrųjų, kad ir kaip bebūtų,
galbūt keista, nežinau, kad tu jau esi, atrodo, suaugęs žmogus, bet tu nori važiuoti vaikų stovyklą, tu nori būti vaikams tas vadovas, tas nežinau, yra super. O Andželai patiko, jį irgi nori? Jo, bet Andžiai spėja tikrai nesigaus greičiausiai. Bet aš dar labai tokia turiu vilti, kad tikrai atvažiuosiu ir super. Gerai, Žygi, mes dar sugrįšim su tavimi ir visai netrukus jau ir pagrosim tavo naują dainą. Aš labai norėsiu, kad papasakotum, kaipgi ten tie įrašai Sony Music įrašų studijoje. Taigi čia ne Lietuva, čia užsienis ir kaip ten viskas atrodė. Tai visai netrukus, o jūs savo klausimus vis dar galite užduoti Žygi iš mūsų puslapio powerhitradio.lt. 9:11. Smagus interviu su garsiais ir įdomiais Lietuvos žmonėmis. Power Hit Radio ryto laidoje su Raminta. Šiandien rubrikoje 9:11 kalbam su Žygiu iš X Factoriaus ir turbūt didžiausia naujiena dabar yra ta, kad Žygis pristatys savo naują kūrinį. Kaip ten buvo? X Factoriuje tu laimėjai prizą ir dar galimybę, tiesiog... Jo, galimybę įrašyti dainą su Sony Music ten kompanija. Jo, ir tu tą galimybę pasinaudoji tik tai balandžio mėnesį. Žinai, kažkada reikia. Ne, tai čia toks buvo tokia ilga, ilgos procedūros, bet vis tiek, aš džiaugiuosi, kad jau pagaliau įrašėm. Gerai, ir tai kaip buvo, tu pats kūrei dainą, tekstą, ar tu gavai, tau reikėjo išsirinkti, kokia ta procedūra buvo? Mes gavom keletą variantų, atsiuntė būtent jie padarė demo versijas, tokias kaip ir atsiuntė mums į Lietuvą. Mes peržiūrėjom, perklausėm ir bendrom jėgom išsirinkom vieną. Ok, ir tu turėjai išmokti, sugalvoti, kaip jį turi skambėti tavo balsu, ne? Taip. Ir tada jau keliavai kur vyko įrašai? Suomija buvo. Suomijoje. Tu esi buvęs ne vienoje įrašų studijoje, aš įsivaizduoju Lietuvoje, ar ne? Vis tiek per visus X Factorius laikotarpius. Kuo skiriasi? Kaip tas darbas su Suomijais? Gali papasakoti, aš Sony Music, taigi čia yra wow. Iš tikrųjų, pradžioje, kai atvažiavom, mes dar tikėjomės, mes važiavom su vienu iš tavo manijos atstovų, tai jeigu tai mes atvažiavom ir mes tikėjomės, kad ten prisidarysim fotkių prie ten jų rūmų ar panašiai, žinai. Bet važiavom iš išorės ten, iš viso ten kažkoks ten namukas, ten toks kaip ir gyvenamasis, žinai, toks. Ir galvom, okei, žinai, čia nedarysim fotkį. Bet jie vidų iš tikrųjų tenais jau realiai daugiau prabangos tenais, realiai. Pavyzdžiui, jie tokie, kaip čia pasakyti, jie tokie turi didelę šeimą. Tenais ar 8 ar kiek tenais yra tų muzikos prodiuserių. Jie turi visi savo atskirius kambarius ir turi bendrą tokį lounge'ą, tokį, žinai, tokį, kaip čia pasakyti, svetainę tokia didžiulė, žinai. Ir bariukas ten, žinai, viskas ten, okei, ten, tarsme, ten tokie, realiai, įėjom atsimenu, aš labai bijojau, kad, tarsme, jie bus tokie susireikšminę kažkokie, žinai, ir panašiai, net nei su jais pabendraut, bet tikėjom jie kaip draugeliai, kokie kaip 100 metų, žinai, matyti ir panašiai. Ir apsikabinom, pašnekėjom, susėdom, nežinau, pabuvom arbatėlę atsišovėm, paskui pradėjom dainuoti, žinai, pasimokėm ten viską. Ta prasme, realiai, kas skiriasi nuo Lietuvos, tai, kad ten dirba ne po vieną, po du, tarkim, ten vienoje, tarkim, vietoje, ten dirba didelė šeimos, pavadinsi, žinai, didelė šeimos ir sudarytas labai didelis jaukumas, būtent visoje toj patalpoje, realiai. O kas toje įrašų studijoje yra įrašinėję? Gal, aišku, pasidomėjai, kaip nepaklausinėjai, kas čia pasisdainavo, gal ten koks žinomas gerai atlikėjas pasaulio? Žinok, geras klausimas, nes mes, žinai, mes galvojame apie tą tokį tikslą ir mažai klausinėjom. Realiai mes žinom, kas ten rašinėjo, jie mums rado nuotraukas būtent tų Suomių. Suomiai ten populiariausi, Suomiai, kur ten, sako, negali gatve praeiti, sako, tipo, iš viso, sako, visi puola ant kelių vos ne. Tai va, ten tokie, va, Suomių, tai geriausi, tikrai tenais rašinėjo. Buvo atvažiavęs vienas, sakė, amerikiečių kažkoks, tai irgi, tipo, labai geras dainininkas, nes, sakė, jam parekomendavo būtent šitą studiją. Taip. Važiuok ten. Jis ten kažkokį ryšių turi Suomija, bet esmė, kad važiuok ten pamatysi, nesigailėsi, rašysi, ten bus viskas super. O jums teko apskritai dar Helsinkį, ar ne? Tai buvo, ar pabuvot kažką pamatę dar, ar tikrai važiavote tuo tikslu įrašyti dainą, sėsti lėktuvą ir grįžti namo? Nuvažiavom, įrašėm viską ir tada pasirodo, kad mums jau užsakytas stalas vakare visiems kartu kažkur tai nuvažiavom, tokia tenais, iš tikrųjų ten tokia kaip ir jų tradicinė, tokia kaip ir, aš įsivaizduoju realiai, kaip čia reikia palyginti, kaip Lietuvoje koks nors vos nenori čia reklamas sudaryti ar dar ką nors, bet kaip kokie bernelių, tarkim, tokia plius minus kaimo, tokia, žinai, stiliukas. Ir va ten nuvažiavom visi kartu. Tradiciniai patiekalai, žodžiu. Jo, ir tarp kitko tenais buvo net lietuviškas meniu. O, geras. Ten labai daug meniu, žinai, tų visokių kalbų, tai mes pagal lietuvišką meniu išsirinkom, žinai, viskas, netgi, kad nebūtų kokių kalbos netyčia barjerų. Tai va, viskas labai fainai, paskui į miestą, bariukai, klubiukai, viskas labai fainai. Tarsi mes iš karto sulipom visada taip, kaip hebrytė tokia ir visur kartu buvo labai smagu. Taip. Kokių suomiškų patiekalų paragavai? Kažkokių ragavai įdomių reikalų? Mes ragavom tokius dalykus, ne patiekalus. Ten tokie... Gėrimai buvo. Jo, atneša malką, žodžiu, tau. Malką? Įsivaizduoju,
kaladė tokia per pusę ir, žodžiu, padėta ta pusė ovalia į viršų, žinai, ir ten dėti gėrimai sukišti tokie. Nu, ten labai įdomi, realiai. Vat, sako, čia yra mūsų tradicinis, sako, čia mes visi, tipo, ragaujam, tipo, ir pamatys, koks yra čia, tipo, fainas dalykėlis. Nu, tai, vat, ragaujam, jis labai fainai. Iš patiekalų, aš nenorėjau prašauti, aš valgiau, dabar bijau smeluoti kažką lietuviško. Ten, nu, ne lietuviško, bet link mūsų kažkas. Jo, kažkas. Nes ten kažkas užsakė kažkokias ten vos ne mandrybės, ten paragavau, nebent, nu, ačiū Dievui. Džiaugiaisi, kad neužsakai. Nes aš toks, nu, aš kartais šankus visai būnu, nu, maistui. Nors labai daug mėgstu valgyti, bet... Kaip suprantu, tu turėjai pasirinkimą iš 2 kūrinių, ar ne? Buvo 2 kūriniai, iš kurių tu rinkaisi, kurį įrašinėti ir kodėl būtent tas, kuris netrukus dabar ir nuskambės mūsų eteryje. Kaip ten viskas, nu... Na, iš tikrųjų, pradžio, kai išgirdau pirmus tos 2 kūrinius, tai... Aš kadangi šiek tiek lyriškesnis toks esu žmogus, tai man patiko, nu, tokia kitokia, nu, ne versija, bet kita daina, tokia, nes jinai tokia lyriškesnė, tokia ramesnė, tokia, nu, nežinau, tokia faina ir artima, žinai. Bet kai mes pakalbėjom, vat, bendrai su Tavemanija, iš tikrųjų, nu, tiesiog gavau tokių, kaip čia pasakyti, kadangi jie jau daug metų sukasi šitam verslo pasaulyje, šitam show business, tai, vat, gavau tokias didesnės rekomendacijas, kad rinktis šitą dainą ir tipo, vat, bus viskas okei. Ar tau pačiam patinka jinai? Pradžiai, tarp kitko, kai netgi jau įrašėm, nes šiek tiek biškelė kitokia versija buvo, negu aš prieš tai girdėjau, kai jau įrašėm ir aš išgirdau iš pirmo karto, nu, man tokia įdomi, žinai, kitoniška, šiek tiek kažkokia, tipo, ir sakau, kol kas tik tai įdomi buvo. Išgirdau 2, 3, 4 kartą, nu, jo, faina dainelė, taip, prasme, jo, ir pradedi tada, jau kai įrašiau, kaip būtų keista, turėtų būti atvirkščiai, pirmiausia, turėtum susigyventi, tada įrašyti, bet čia toks gavos atvirkštinis variantas, kad pirmiausia įrašyti, paskui susigyventi. Tai va, ir viskas dabar faina lygiai. Žygi, gerai, mes visai netrukus tą dainą ir pagrosim, o atsisveikinant noriu paprašyti, kad palinkėtum naujiems X Factorius dalyviams kažkokį patarimą, nu, vis tiek tu išgyvenai visas tas stadijas, nuo pačios pradžios iki live'ų, iki tiesioginių eterių ir visko buvo, ir gerų, ir blogų akimirkų. Tai ko reikėtų vengti ir ką reikėtų daryti, norint laimėti X Factorių? Aš manau, kad pirmiausia, jeigu tu žinai, ko nori, žmogau, iš X Factoriaus. Jeigu tu žinai, ko nori, tai tu tikrai pabandyk. Tikrai stenkis, daryk viską, ko reikia, kad tau pavyktų, tau pasisektų. Tada tu suprasi, jeigu tu dar kol kas nesupratai iki galo, tada tu galėsi išsiaiškinti, ar tu to tikrai nori. Bet tu realiai tu jau būsi pasiekęs labai daug, kad tu turėsi išsiaręs dirvą, to reikės ten sadinti kažką. Tai tu suprasi, ar tu nori, kokias nori ten sėklą sadinti realiai. Tai bet aš sakau, svarbiausia yra nebijoti. Tikėti savim, kaip ir bebūtų, kad ir kas ką besakytų, kad ir kas tau apie tave ką begalvotų, bet tiesiog pabandyk. O ko nedaryti? Ko nedaryti? Aha. Kokias savo klaidas atsimeni X Factoriui? Ko nebekartotum? Nu, žinai, čia pradėsim su klaidom. Ne, šiaip klaidas, geras klausimas, ko nedaryti. Mokėkit ten, natas kokias nors būtų labai fainai, pliusas toks būtų, nes aš nemokėjau ir pradžiai labai sunkiai sekėsi. Nu, ir dar nemoku iš tikrųjų, ta prasme, tiesiog... Ko nedaryti? Nebijot, nu aš nežinau, ką pasakyti, ko nedaryti, nes aš dariau viską, kas man iš mano širdies ėjo ir aš labai nesigailiu iš tikrųjų nieko, tai vat ir darykit, ką sako širdis ir viskas bus okei. Nu va, tai ir darykit, ką sako širdis ir kūrinys iš Sony Music netrukus skambės mūsų eteryje. Ačiū tau labai. Ačiū. Ir čia naujoji Žygio daina Like You. Let's go!